Alio. Klausau. Labą vakarą. Sveiki. Su kuo čia kalbu turiu garbės? Jūratė. O, Jūratė, labas Jūratė, aš klausyk pagal tą skelbimą, čia taip sudominai mane. Dėl ko būtent? Nu, turiu aš tą triušytę čia. Ai, supratau, aš turiu triušiuką. Tu triušiuką turi. Turiu. Klausyk, tai mano ta triušytė, žinai, galėtų pagelbėt. Nes čia daug kas išsitisinėja, žinok. Atsiprašau? Aš turiu minį, kad būna žmonių, kurie tiesiog juokauja, dėl to aš klausiu, ar tikrai rimtai skambini. Dėl triušiukės. Ta prasme, juokauja, kuo čia galim juokauti? Taip, žinai, kad... Žinok, kaip pasakyti, aš esu rimtas vyras čia Vilniui, pavyzdžiui. Triušiukas yra Klaipėda, žinok. Ne, tai nesmė, aš sakau, Vilniui turiu savo tą, kaip čia pasakyti, versliuką ir tik rimtai, žinai. Tiek atsakinėjau į skambučius, tiek privežu, atvežu ir viskas. Tai... aš irgi rimtai, man triušiukas ir patyręs yra, tai šiaip iš tikrųjų, Gerai, nesvarbu, ar jis patyręs ar... Ne. Fotosesiją darau, žmogus biškai pusnagis stovi, žinai, tai nelabai galiu ilgai šnekėti, bet galėtum paskambinti arba laišką parašyti su visą informaciją, būtų daug paprasčiau, žinok. Ne, aš tiesiog norėjau paklausinėti tavęs, tai žinai, čia laiškas. Pabandyk, na. O tai kas ten pusnagis stovi, sakai? Ne, triušiukas, tikrai. Supratau. Klausyk, tai ką aš gausiu už tai, kad aš atvešiu savo triušytę? Visus triušiukus skirus vieną. Ta prasme, triušiukus gausiu. Ai. Kaip, aš noriu su poruoti. Ne, matai, nereikia, tegu poruojasi, jie ten ką nori, tą daro, žinai. Man tai jokio skirtumo, ar 2 valandas, ar 3 aš galiu palikti ten, tegu audžia kaip reikalas, bet aš už tokius dalykus, tiesiog, kaip priklauso tokiam versle, imu pinigus. Supratau. Ne, žinok, manęs tas nedomina. Ta prasme, nedomina? Ne, tas dalykas nedomina, iš tikrųjų. Supranti, aš irgi tarpininkas esu tarp savo triušytės, tu esi tarp savo triušiuko, tai galim tiesiog susitarti. Ne, iš tikrųjų, man reikia tiesiog triušiuką suparoti, kad tai biškis. Žodžiu, aš noriu tiesiog su savo triušiukų draugę ir man praktiškai... Gerai, tebūnie, aš pirmą kartą galiu, kaip sakant, padaryti nuolaidą ir atvežti, tarkim, į Klaipėdą tą triušiuką. Triušytę savo. Parašyk man laišką normalų, nes dabar... Palauk, biškai, aš paklausiu tą. Valentina, tai važiuosim į Klaipėdą. Aš nenoriu važiuoti į Klaipėdą. Kokia ta Klaipėda, ką tu štai? Važiuosim į Klaipėdą, sakau. Nenoriu. Reikia. Nenoriu. Reikia, pinigų negausi, bet viskas bus ok. Man skauda, putyta. Klausyk, o kada mes galėtumėm atvažiuoti? Nežinau, susiveikia tiesiog, kada jūs patogu. Kaip, galima atvažiuoti, kad ir pirmadienį, man atrodo. O kiek tu manai, kiek jie užtruks ten? Greitai jūsų tas triušiukas? Kaip sakai? Tikrai. Greitai? Aišku, greitai. Triušiukai greitai tai daro. Žinai, tu taip, aš tai ne vien taip triušiukai, aš tai, žinai, vadinu kitaip biškį juos. Neklausyk, aš nenoriu daugiau šnekėti, turiu daug reikalų ir šiaip, tau pasitikimas smagus, bet... Tai žiūrėk, dar vienas dalykas tada. O tu įdėmiai girdi? Jo, labai įdėmiai. 1, 2, 3, let's go! Kas, paradystai, kas, ateini čiana. Labas! Radistai iš Zip FM pagal skelbimą tave atradau. Kaip lagaisi? Labai gerai. Jau nuo pokalbio pradžios tu buvai teisi, žinok, mes juokaujam. Tikrai taip. Geras, aš dabar fotografuoju merginą. O jinai, man labai patiko tas, kad jinai pusnogė. Jo. O jinai pusnogė, tai kaip pusnogė, kaip jinai atrodo? Papasakok pati. Kas čia pastatys skambina? Labas, radistai. Jo, aš sakau, mane prigėvęs grynai fotosesijos metu, jinai yra pasimetus. O kiek jinai yra nusirengus? Šiuo metu jinai apsimojo korsetą, taip kad, žinokit... Tai korsetas dengia krūtinę? Pusę. O speneliai matosi? Palauk, aš padarysiu, kad matytųsi. O nuotraukas galima gauti kur nors? Nuotraukas, jeigu parašysi man į paštą, tai... Bet esmė tokia minusas, kad aš neturiu tavo paštą, supranti? Tai negerai, iš tikrųjų, galiu pasakyti, bet ne, eterija. Tai tu gal atsiųsk Jonas arba rolandas@zipfm.lt. Kaip sakai, negirdėjau? rolandas@zipfm.lt. Gal ir atsiųsk. Klaipėda.
Tai va. Mergaitės, tai mes, klausyk, mes, žinok, labai turim prastas nuotraukas savo radijos puslapio profilyje. Gal galima mums būtų, tarkim, kažkokią tai fotosesiją dabar susiorganizuoti? Ką tokia, atsiprašau? Jeigu mes tau surasim triušytę, Aha, tai mums padarysi fotosesiją? žinoma. Prisiekė visais pasaulio prisiekimais? Tai žinoma, reklama tai yra super. Sutarta, tada nepadėk ragelio. Nepadėsiu. Iki.